Garbėjus Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Mano su draugė aptarinėjom apie pašaukimą, pasirinkimą. Sako, iki amžinųjų įžadų jūs nagrinėjat, ar čia būti, ar ne. Ir po amžinųjų nagrinėjai, kaip čia būti. Tai panašiai, kaip ir sakei. Taip. Žmonės galvoja, kad jeigu, pavyzdžiui, vaikinas įstoja į seminariją, tai jis jau tikrai bus kunigu. Yeah. Bet labai daug atkrenta. Ir iš vienuolynų daug išeina iki amžinų įžadų. Ir tai yra normalu, nes jie žiūri, ar tikrai gali būti tam. Tai jeigu kažkas iš jūsų galvoja apie šios pašaukimus, kurie susiję yra su bendruomeniniu celibatu, galit nueiti ir pabandyti. Ir jeigu ten galiausiai ne jumis Dievas šaukia, tai įgysit nuostabią formaciją katalikišką. Ir patirčių. Ir patirčių gerų. Tikrai taip. Gerai. Dar viena paplitusi klaida. Galvoti, kad pašaukimas yra mįslė ar galvosūkis, kurį mums siūlo Dievas ir kurį aš turiu pats išspręsti, išnarplioti, kad Dievas pasakytų: valio, maladės, tu tą padarai, gauni savo atlygį, gali dabar šito pašaukimu naudotis. Ne, čia yra netiesa. Dievas pats nori mums duoti šią dovaną. Ir jeigu mes jaučiam, kad dar nesuprantam, tai nereiškia, kad mes blogai stengiamės tą pazlą surinkti. Tai reiškia, kad tikriausiai arba nelaikas, arba mums dar reikia apsivalymo mūsų intencijose ir panašiai. Tai va. Ir tikriausiai paskutinė klaida paplytusi būtų plaukimas pasroviui. Ką tai reiškia? Dauguma žmonių, kai jie jau subrendę, taip pat ir fiziologiškai, pasirenka šeimą tiesiog, nes tai yra natūralu. Nes, aplinkui visi tuokiasi, kad juos pačius traukia, turi tą troškimą nelytinį, kuris yra visiškai normalus ir būdingas mums. Ir tiesiog kažkaip jie, gerai, reiškia šeima, aš sutikau kažką, mes ten viens kitam patinkam, gerai. O kame klaida? Nepagalvoti apie kitą variantą. Nes jis aiškus nėra akivaizdus ir mes kalbėjom, kad jis yra gan antgamtinis. Bet jeigu apie tai nepagalvosi, tai ir nesužinosi, ar tikrai čia nėra tau. Plius, manau, vis tiek ir įdomu, ir naudinga save pavaizduotame. Gal kažką sužinosim apie save daugiau. Būtent kas stabdo. Jo, kas stabdo, kas trukdo. Gal tai yra kažkas negerai. Gal aš neteisingai suprantu celibatą ir man tai trukdys suprasti santuoką. Nors, pavyzdžiui, santuoka yra mano pašaukimas, bet vis tiek turiu, kaip jau minėjau, gerai suprasti ir celibatą. Arba galiausiai kažkas netinkama su mano Dievo įvaizdžiu. Ir taip pat, ypač jeigu atmetu tai, kuris šaukia žmonės. Taip. Būtent labai gerai, kad Dievo įvaizdis nebūtų pažeistas. Kad jis nebūtų iškraipytas, persuktas, bet kad būtų teisingas, nesvarbu kokiam pašaukime esu. Tai kalbant apie skyrimo procesą, visada pradedam nuo maldos. Gerai, kad nepamiršau šitą. Meldžiamės ir klausiam Dievo, kur tu nori, kad aš būčiau, kam tu mane sukūrei. Tada prašom, kad Dievas parodytų,
pačiame procese skirimo irgi meldžiamės, meldžiame indiferentiškumo, kad intencijos būtų grynos, kad girdėtume šventąją dvasią, kad Dievas duotų išminties, kad tiesiog trokštume tai, ko jis trokšta, ne? Kad ta santaka mūsų valių įvyktų. Kai pašaukimo sprendimas jau yra, tada paaukojame Dievui sprendimą. Sakome, viešpatie, priejau išvados, kad tu mane ten šauki, tau aukojau ir vat žiūrėsim, kaip bus, ne? Daug malonės eiti šiuo keliu ir taip toliau. Tokie klausimai, kurie, ir ne klausimai, bet ir patarimai, kurie padėtų apsispręsti, tai ar man reikia Ievos arba Adomo, kad pasiekčiau dangaus karalystę, ar būtų lengviau be jos, be jo? Ką čia reiškia? Ar man reikia tapti vienu kūnu su kažko, kad tas vienas naujas kūnas žingsniotų lyg dangaus? Ir kitas būtų, gal viskas tvarkoj, gal kaip tik man trukdys tam tikrą prasme, ne? Gal man lengviau būtų Dievą pasiekti vienam. Ne per tai, kad aš egoistas ir nereikia man kitų žmonių, bet per tai, kad, nežinau, mano santykis su Dievu, pavyzdžiui, labai asmeninis, ne? Nors čia, nežinau, kaip čia dabar tiksliau suformuluoti. Gal matau, kad pastoviai reikalinga man parama, palaikymas ir pats trokščiau kažkam pastoviai padėti ir tai būtų vienas konkretus žmogus, ne? Tada čia būtų labiau apie santuoką. Tada žiūriu, kas daugiau pašlovins Dievą, ne? Bet čia irgi per mano talentus, per mano gebėjimus, kur būtų tas mano visų įgūdžių ir Dievo duotų malonių realizavimas maksimalus, ne? Kas pašlovintų Dievą labiau. Ir kur aš džiaugčiaus. Nes jeigu aš kažką darau, galvodamas, kad tai yra Dievo valia, bet su tokiu veidu, kad žmonėms atrodo, jog aš baisiai kenčiu, tai nebūtų šlovė Dievui. Taip pat kaip mano dvasios palydėtojas sakydavo, nebijokime suklysti, tik nedarykime to tyčia. Išskyrus įžadus. Amžinuosius ir kai viens kitam pasižadam prie altoriaus santuokoje. Iki tol nebijokim klysti, nes kas nieko nedaro, tik tai tas neklysta, ne? Ir klaidos mums padeda įgyti patirties, kuri mus moko, o taip pat padeda pažinti save. Toliau Dievo valia natūraliai išsilieja iš mūsų praeities. Tai yra kažkokių sprendimų, svarbių įvykių, Dievo patirčių ir taip toliau. Nes jis mus pastoviai rūpestingai veda. Nėra taip, kad sukako 15 ir Dievas staiga pradėjo vesti link kažkokio vieno taško ar net gal radikaliai skirtingą kryptimi. Ne, jisai pastoviai mus veda ir mes plaukiame jo vedime nuo pat gimimo. Net iki mūsų gimimo, nes mums turi įtakos mūsų tėvai, aplinkybės ir panašiai. Taip pat turėtume būti atsargus, nes mums gali atrodyti, kad mūsų pašaukimas yra vienas, bet Dievas, žinodamas geriau už mus, pašauks į kitą. Ir tada pas mus gali toks pasipriešinimas atsirasti, kad tipo, Dieve, ašgi jau čia viską savo, kaip čia, sutvarkiau, aš jau viską čia supratau, viskas man čia tinka, mano pašaukimas yra toks, o tu atėjai ir pasakėjai man savo valią, kas čia dabar. Tai dėl to ir svarbi malda ir dvasinis palydėjimas, kad būtų tas gyvas santykis su Dievu ir kad pašaukimo dėl jo pasirinkčiau, tuo pačiu pasirinkdamas ir dėl savęs. Pabaigai pakalbėsim apie tokį neįprastą pašaukimą, kuris vadinasi dvasinė santuoka, baltoji santuoka arba Juozapo santuoka.
nes tokią jis turėjo su Marija. O tai reiškia santuoką, kurioje sutuoktinė atsisako savo teisės į lytinius santykius. Tokiu atveju abu turi sutikti laisvai pasirinkti šitą kelią dėl savo tikėjimo, o ne dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, negebėjimo konsumuoti santuokos, ne? Tai reiškia, kad jie abu turi turėti potencialą konsumuoti tą santuoką, tiesiog pasirinko to nedaryti. Nes gal jau minėjome, kad sakramentas negali būti suteiktas tiems, kas negali konsumuoti santuokos. Turim pavyzdžių, nors tai yra labai retas atvejis, bet pavyzdžių turim. Tai yra Šventosios Teresėlės tėvai ir čia yra beje pirmoji pora, kuri buvo kanonizuota kartu, ne? Jo, 15 metais abu kanonizuoti kaip pora. Va. Ir dar pavyzdys Šventoji Kunigunda, kuri buvo Henrio II žmona. Tai čia labai specifinis pašaukimas, kuris reikalauja kokybiško skirimo proceso. Jeigu pora nori turėti tokią santuoką, jie turi pranešti bažnyčiai ir gauti tam palaiminimą. Tokį sprendimą, pavyzdžiui, nebūtinai reikia priimti prieš santuoką, bet galima po santuokos pasakyti, kad viskas, mes nebeturėsim lytinių santykių ir tada tiesiog gyvensime kaip baltojoje santuokoje. Tai kam to reikia? Jeigu taip atvirai, aš pats iki galo neišsiaiškinau, turiu kažkokių tai spekulacijų. Ką girdėjau iš aiškinimų, tai kad tai yra padaroma tikėjimo gilinimui. Kaip, pavyzdžiui, pas tos, kurie gyvena celibate, tas celibatas jiems padeda gilinti santykį su Dievu, ne? Tačiau jie gilina tikėjimą jau ne pavieniai, bet kartu ir kaip bendruomenė, ne? Ir jų bendruomenė net yra tokia artimesnė ir intimesnė, nes jie yra sutuoktiniai, nors ir be lytinių santykių. Taip pat jie viens kitą myli pagal 3 sąlygas. Pirmoji, ta laisva ir visiška dovana, tai yra laisvas pasirinkimas jų būti kartu, o dovana yra tame, kad vietoj savo lytiškumo dovanojimo jie savo tokį susilaikymą, galima sakyti, viens kitam dovanoja, kad aš būsiu su tavim nepaisant to, kad mes negalim to konsumuoti, ar ne? Ir tame dar yra kartu ir antroji santuoka, kad aš dėl tavęs savo lytiškumo nerealizuosiu ne tik ne su tavimi, bet ir su nieku kitu. Tai yra toks, visai nemažas pasiaukojimas, ne? Tai yra, reiškia, kad esu tavo iki galo ir neturėsiu lytinių santykių nei su tavim, nei su kitais. Ir trečias, tai jų vaisingumas būtų kaip pašvęsto gyvenimo žmonių vaisingumas. Tai reiškia, kad jie tarnauja žmonėms, ne? Bet tiesiog jie tarnauja kaip bendruomenė iš 2 žmonių. Tai, palengvina jų tarnystę, nes jie viens kitam gali kažkaip padėti, ne? Ir taip pat jie gali įvaikinti vaiką. Čia įdomesnis atvejis, nes nežinau, gal nieko tame ir nėra. Tiesiog gal vaikai matys, kad jų meilė kažkaip gal... jie nežinos, kaip jinai skiriasi nuo kitų tėvų meilės, bet jų tėvų meilės įsivaizdavimas jau bus kitoks nei kitų vaikų tikriausiai. Aišku, mes skaitėm straipsnį iš New York Times, kur buvo šeimyna ir, žodžiu, tėvas turėjo santuoką prieš tai ir vaikai apie to nežinojo.
ir jisai buvo, man atrodo, netikintis, o žmona buvo katalikė. Ir, kadangi jisai buvo vedęs jau prieš tai jis negalėjo susituokti katalikų bažnyčiai. Jis sutikė pas protestantus, bet galiausiai tam vyrui buvo širdies smūgis ir jis dėl tokios artimos mirties, dėl tokio patyrimo, jisai atsivertė į katalikų bažnyčią ir norėjo, aišku, susituokti kartu katalikų bažnyčioje, bet negalėjo dėl buvusios santuokos. Ir galiausiai jie priėjo išvados, kad nori gyventi Juozapo santuokoj ir nuvyko pas vietinį vyskupą, vietinę parapiją. Ir tai nebuvo santuoka, kaip gal įprastai būna Juozapo santuokoj, dėl to, kad jie vis tiek negalėjo susituokti bažnyčioje, kadangi jis dar turėjo prieš tai buvusią santuoką, kuri vis dar galiojo, bet jie su palaiminimu gyveno, kaip brolius ir sesuo. Ir atsimenu, tam straipsnį rašo, kaip mergaitė, man atrodo, gal 3 vaikus turėjo, tai čia gal mažiausia mergaitė ateina pas juos, sako, kodėl pas juos 2 lovos vietoj vienos dabar kambarį. Tai ta mama sako, tėtis blogai jaučiasi. Tai ir po 9 metų tokio gyvenimo, jie pragyveno kaip brolis ir sesuo, po 9 metų ta buvusi jo žmona mirė ir jie galėjo jau susituokti bažnyčioje. Ir susituokė, jau tada buvo nebe Juozapo santuokos sąlygos, jau turėjo vieną lovą kambarį ir vėl dukra ateina į kambarį ir sako, kodėl dabar viena lova? Ir mama sako, tėtis geriau jaučiasi. Tai faina istorija. Bet ir bent jau iš straipsnio. Tai tavo kažkaip vaikai nepastebėjo labai skirtumo, išskyrus tas lovas. Nors įdomu, kaip iš tikrųjų realybė būtų. Taip. Mes nežinau. Jo. Per reti atvejai, kad galim studijuoti būtų tai. Aš dar taip pagalvoju, kad būtų atvejis, jeigu, pavyzdžiui, vyras ir moteris jaučiasi, kad jie artimi viens kitam pagal savo troškimą, pavyzdžiui, tarnauti. Ir būtų skandališka, jeigu jie bet jie tuo pačiu nori ir celibatą išlikti, kad tarnautų daugiau. Mhm. Būtų skandališka, jeigu jie kartu gyventų, neturėdami santuokos. Tai gal tokiu atveju irgi teiktų jiems Juozapo santuoką, kad jie galėtų kartu gyventi be skandalo ir tarnauti. Nes toks jų troškimas yra gyventi be lytinių santykių, tačiau tarnystė. Ir jeigu jie labai nori tą daryti kartu, nes jaučia, kad jie viens kitam labai tinka ir viens kitam labai padeda toje tarnystėje, tai kodėl ne? Mhm. Tai aš taip sakyčiau. Labai gražu. Dažnu atveju, kad būna susituokę poros, kad ir paprasta santuoka, ten žaugina vaikus ir tada abudu išeina į vienuolyną. Jo, čia būtų variantas kaip Juozapo santuokos, tik jeigu jie kartu liktų. Mhm. Kad būtent augtų dvasingume, tikėjime, kaip mes minėjome, tačiau be lytinių santykių. Ir tame akte, kad jie sako, viskas, baltoji santuoka, čia yra auka Dievui iš tikrųjų. Ir per tai jų dvasingumas, jų tikėjimas auga. Mhm. Ir jie tampa vaisingi, bet jau kitaip. Nuostabu. Taip, iš tikrųjų. Tai va, kalbėjom apie tai, kaip pasirinkti pašaukimą, bet dėja, kartais būna taip, kad neišeina pasirinkti savo pašaukimo ir žmogus klysta. Ir daugeliui kyla klausimas, o tai kas tada? Ar jisai bus visą gyvenimą nelaimingas? Ir tai yra geras klausimas, nes visi mes žmonės, visi mes klystame ir tai normalu galvoti apie kitą tikimybę, kai iš tikrųjų gali taip būti, jog suklydome ir tikrai mes esam žmonės, tai yra žmogiška ir Dievas, gerbdamas mūsų laisvę, leidžia mums klysti.
Čia pasikliaukime Švento Ignaco Lojolos išmintimi, kuris sako, kad jeigu žmogus supranta, kad pasirinko ne tą pašaukimą, jisai turėtų melsti Dievą, kad duotų jam tą pašaukimą, kurį jisai pasirinko. Tai reiškia, kad Dievas suteiktų malonės išgyventi tą pašaukimą, kurį jisai pasirinko maksimaliai, vaisingai ir, tarsi tai būtų jo pašaukimas, Nežinau, ar išeis iki galo, kad tai būtų tarsi jo pašaukimas. Nes jau minėjome, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas savo pašaukimui ir nuo pat gimimo jisai tarsi yra formuojamas tam pašaukimui. Tai gal Dievas malonę savo ir kompensuos ant tiek, kad tai pasikeis visiškai žmogaus pašaukimas. Nežinau šito, nenoriu apriboti Dievo, gal jisai taip ir daro, bet tikrai žinau, kad toks patarimas yra iš Ignaco Lojolos ir tai yra gerai, nes žmogus to parodo savo ištikimybę. Pavyzdžiui, jeigu jisai jau pasakė amžinuosius įžadus kažkokiai bendruomeniai ar susituokė, šitie dalykai neturėtų būti naikinami. Nors amžinuosius įžadus gali dar nuimti per popiežių, jei neklystų, santuokos suardyti neįmanoma, nebent anuliuoti, bet tai reikštų, kad jos niekada ir nebuvo tos santuokos. Bet jeigu žmogus mato, kad, pavyzdžiui, yra santuokoje, kad jau negali pakeisti savo sprendimo, nes jinai galiojanti, ir staiga supranta, kad Dievas jį šaukia ne tam, tai visų pirma turėtų melstis, kad Dievas duotų būtent šį pašaukimą santuokoje, ir turėtų suvokti, kad Dievas nenustoja jo mylėti tą žmogų tuo momentu, kai jisai konsumavo savo santuoką, kai jinai jau įsigalioja pilnai. Tikrai nenustoja. Nes tada galima būtų sakyti, kad po kiekvienos mūsų nuodėmės Dievas mus nustoja mylėti ir nėra tada nei vieno žmogaus, kurį Dievas mylėtų pasaulyje. O čia mes žinom, kad tikrai nėra tiesa. Mes žinome, kad Dievas yra gailestingas ir kad jis laukia mūsų visada, nepaisant nieko. Jeigu žmogus nespecialiai savo pašaukimą neteisingai išsirinko, jeigu tai nebuvo kažkoks sąmoningas veiksmas, kad žinau, Dieve, tu mane šauki į vienuolyną, o aš paimsiu ir santuoką pasirinksiu, būtent, kad tau padaryčiau tai, ko tu nenori. Jeigu ne taip buvo, tai čia nėra kažkokia mirtina nuodėmė žmogaus, kad jisai ne tą pašaukimą pasirinko, Tai čia tikrai nėra nieko baisaus. Nors ir po mirtinos nuodėmės, jeigu žmogus nuoširdžiai atgailauja, jis yra atleidžiamas Dievo, o net jeigu neatgailauja, vis tiek yra mylimas Dievo. Tai nereikia bijoti, kad prarasim Dievo meilę, net jeigu neteisingai pasirinksim. Čia viskas tvarkoj su tuo. Aišku, geriau teisingai pasirinkti ir čia pačiam žmogui bus lengviau, nes jis pasirinko tą, kam buvo sukurtas, o tas jo perlipdymas kitam pašaukimui vis tiek užtruks ir bus tikriausiai ne pats maloniausias procesas. Bet žmogus nuo to nėra nei pasmerktas, nei prarastas, nei ką. Ir jis gali būti laimingas tame pašaukime, kurio nepasirinko, jeigu net ar džiaugsmu, su pasitikėjimu priima jį iš Dievo ir tiki, kad Dievas jį ten ves irgi, kaip ir kitur. Tikrai gali būti žmogus laimingas ir vaisingas ir su tuo nėra problemų.
Tai šiam kartui tiek. Kaip namų darbas pasiūlyčiau jums pagalvoti apie pašaukimą, kuris, kaip jūs manote, nėra jūsų. Nesvarbu, ar jūs dar renkantis pašaukimą, ar jau pasirinkot ir gyvenate jame. Tai tiesiog pagalvokit, kaip būtų, jeigu gyventumėt kitam pašaukimui. Pažiūrėkit, ar vertinate tą kitą pašaukimą kaip irgi dovaną Dievo pasauliui, mums žmonėms. Pavaizduokit save ten, gal kažką įdomaus atrasite. Taip pat skatinam vėl dalintis podcastu su visais, kam galvojat, kad tai bus naudinga. Ir pasimatysime Eucharistijoje. Čiau, čiau.